Sveiki, mėly bičiuliai. Tai ką, pavasaris vis labiau įsibėgėja, tuoj traktariukai ims arti laukus, artojėliai į dirvą ber sėklas, nuotaika po žiemos tamsos vis geresnė. Ir kaip čia nepadainavus, pavyzdžiui, štai šios dainos. Su pavasariu į saulę grįžta džiaugsmas šypsena, šiam margam gražiam pasaulyje atgimsta svajos ir daina, tartum gulbės plaukia sodai, moja beržas ant kalvos, pasaka, tu man atrodai brangi žemelė Lietuvos. Labai gražu, profesoriu. Štai šitai pozityviai, linksmai mes ir pradėsime šios dienos laidą. Ir temos bus tokios pavasariškos. Iš palėpių trauksime dviračius, mokysime sėti žirnius ir pupas. O štai pieštose Gustavo enciklopedijos apylinkėse viskas klostosi šiek tiek kitaip. Seklys Šermanas Holmsas sprendžia sudėtingas pasaulio egzistencijos problemas. Pasižiūrėkime, kas ten vyksta. Seklys Šermanas Holmsas gavo žinią, kad praeityje Vilniuje sustojo katedros varpinės laikrodis. Ir ne tik jis, žemės rutulys nustojo suktis aplink Saulę. Šermanas Holmsas nusprendė surasti Vilniaus mieste ateityje buvusią kosminių orlaivių parduotuvę. O kol einu, kol surasiu parduotuvę, šitą papasakosiu apie Vilniaus katedros varpinę ir laikrodį, kurį policijos viršininkas Danielius Kontrimas apkaltino dėl šio incidento. Požeminė katedros varpinės dalis yra viena seniausių mūro liekanų Lietuvoje. Ji išmūryta 13 amžiuje. Mūro liekanos prasideda daugiau nei metro gylyje po dabartiniu žemės paviršiumi. Istoriniuose šaltiniuose varpinė pirmą kartą paminėta 1522 metais, kai bokštą reikėjo remontuoti. Dar anksčiau šis bokštas atliko gynybinę funkciją. Rekonstrukcijos metu susiaurintos langų ir panaikintos šaudymo angos. 1598 metais pastatytas 8-sienis varpinės dalies 3 aukštas. 1610 metais bokštą nuniokojo gaisras. 17 amžiaus antroje pusėje bokšte buvo pakabinta keletas Jono de la Marso nulietų varpų ir įrengtas laikrodis. 18 amžiaus pabaigoje ir 19 pradžioje permūrytas 3 varpinės aukštas. Dar vėliau 1893 metais suformuotas varpinės stogas, kuris savo formos nepakeitė iki šiol. Taigi katedros varpinės laikrodis pats seniausias laikrodis visame Vilniuje. Skaičiuoti laiką miestiečiams padeda žymių meistrų, jau minėto Jono de la Marso ir Gustavo Miorko lieti varpai, skambantis kas ketvirtį ir valandą. Katedros varpinės aukštis 52 metrai, su kryžiumi 57 metrai. Na, brangieji, apie katedros varpinę pasakojimą turiu baigti, nes radau tai, ko ieškojau. Štai ta parduotuvė Vilniaus ateityje. Čia taip ir parašyta. Vienviečiai kosminiai orlaiviai. Kas įvyko vėliau, žiūrėkite laidą toliau ir viską sužinosite. Mėly bičiuliai, ar girdėjote posakį neišradinėk dviračio? Tai reiškia, nesigirk sukūręs kažką naujo, kai tai jau seniai sukurta, išrasta. Taip jau atsitinka, kad tos pačios mintis, idėjos ateina į galvą skirtingiems žmonėms, gyvenantiems skirtingose pasaulio kraštuose, beveik tuo pačiu metu, bet tie žmonės šito nežino. Ir sukonstruoja labai panašią vieną į kitą transporto priemonę. Pavyzdžiui, dviratį. Va tuomet ir prasideda ginčai, kas buvo pirmas šios idėjos autorius ir kada tai atsitiko. Dažnai, kai trūksta įrodymų, faktų, tie ginčai tęsiasi iki begalybės. Sunku atsakyti ir į kitą labai panašų klausimą. O kas atsirado pirma? Višta ar kiaušinis? Na, mes su Gustavu nusprendėme iš rūsio ištraukti šią pavasarišką transporto priemonę ir apie dviratį papasakoti tai, kas jau yra žinoma. Bet, kaip dažnai atsitinka, apie visus tos žinomus dalykus dažnai žino toli gražu ne visi.
Dabar dviratis viena iš dažniausiai naudojamų transporto priemonių. Juo patogu gana greitai nuvažiuoti iš vienos vietos į kitą, be to, tai smagus būdas praleisti laisvalaikį, puikiai mankšta, sportas. O kadagi buvo išrastas pirmasis dviratis ir kuo jis skyrėsi nuo dabartinio? Tyrinėtojai atrado Leonardo da Vinčio mechaninių transporto priemonių eskizus, kur buvo nubraižytas primityvus dviratis. O žymusis išradėjas dailininkas gyveno, dirbo 15 amžiuje, tačiau tuomet dviratis dar nebuvo pagamintas. Sakoma, kad iš tiesų dviračio išradimas truko ilgai, prie šito darbo prisidėjo daugybė žmonių. Vieni jų pasiūlė idėjas, kiti jas tobulino, treti sumanymus realizavo ir vėl tobulino. Pirmoji idėja buvo noras kažkuo pakeisti arklį. 1817 metais vokiečių baronas Karlas von Dreisas pagamino pirmąjį dviratį. Prie medinio rėmo pritvirtino 2 ratus. Išradimą pavadino bėgiojančia mašina, nes judėjimas vyko kojomis paspiriant žemę. Dreisas gerokai su šiuo aparatu pasivažinėjo ir oficialiai savo išradimą užpatentavo 1819 m. birželio 26 dieną. Praėjo dar 50 metų, kol atsirado dviratis su priekinį ratą sukančiais pedalais. Jis viešai buvo pristatytas 1867 metais tarptautinėje parodoje Paryžiuje. Oficialiai naujasis gaminys vadinosi velocipede, tai reiškia greitos kojos, bet žmonės jį praminė kratikle. Sunkus skaltinės geležies rėmas, metaliniai ratai dardėjo tuomet akmenimis grįstais keliais, todėl tokiu dviračiu važiuoti nebuvo nei patogu, nei malonu. Kiek vėliau, ratus apvilkus ištisinės gumos padangomis, kratymas kiek sumažėjo. Be to, gamintojai suprato, kuo didesnis bus priekinis varomasis ratas, tuo toliau bus galima nuvažiuoti vieną kartą pasukus pedalus. Todėl priekinis ratas vis didėjo. Dviratį žmonės pirko pagal savo kojų ilgį. Kadangi dviratininkas sėdėjo labai aukštai, bet kokia kliūtis, akmuo, į kelią išbėgus šuniui, stabdant dviratį, keliautojas virsdavo aukštyn kojom. Žodžiu, toks dviratis taip pat buvo ir nepatogus, ir pavojingas. Krisdamas galėjai lengvai nusisukti sprandą. Tik 1885 metais pasirodė šiuolaikinius dviračius primenantis modeliai, vadinami saugiais dviračiais. Jie jau turėjo vienodos skersmens ratus, trapecijos formos rėmą ir grandininę pavarą. Tik jie dar neturėjo jokių pneumatinių, tai yra oro pripūstų padangų. Tokias padangas 1888 metais išrado veterinaras iš Airijos, Džonas Dunlopas. Ligoninėje jis dažnai naudojo oro pripūstas pagalves ir čiužinius, todėl sugalvojo tai pritaikyti dviračių ratams. Nuo to laiko dviračiai tapo standartizuoti visame pasaulyje. Jie atitiko visus pagrindinius reikalavimus – saugumą, greitį, patogumą, vairavimo galimybę ir manevringumą. Bendri dviračių bruožai buvo metalinis rėmas, pripučiamos guminės padangos, grandinė, kuri jungė pedalus su galiniu ratu. Modernių dviračių era prasidėjo 20 amžiaus 7–8 dešimtmečiuose. 1975 metais daugiau nei 17 milijonų žmonių pradėjo vairuoti dviračius. Nepaprasti seklio Šermano Olmso nuotykiai tęsiasi toliau. Tu, broliuko Oriono žvaigždynė, neužsibūk, jokių prekių užsakymų nebedaryk. Čia vyksta kažkokie negeri dalykai. Susipainio laikas bei erdvė. Vienu metu viename mieste atsirado žmonės, pastatai, mechanizmai iš skirtingų epochų. Jau visą savaitę nepardaviau nė vieno orlaivio. Žodžiu, kuo greičiau grįž, galvosim, ką daryti toliau. Iki. Labą dieną, panelė Geilė. Tai vis dėlto radau jūsų parduotuvę. Pone Olmsai, sveiki gyvi.
Negalite įsivaizduoti, kaip džiaugiuosi jūs matydama. Ko gero jau žinote, kad Vilniuje įvyko, kaip ten būdavo sakoma jūsų laikmetyje, įvyko kažkokia kataklizma. Prasti popieriai, laikas rodo sustojo, o įvairios epochos susidūrė kaktomis. Taip, ir aš panašiai manau. Saulė jau visą savaitę stovi vienoje vietoje. Greičiausiai nustojo sukti žemė. O kur jūsų brolis Arvis, kaip sekasi verslas? Kaip tyčia Arvis išskrido į Oriono žvaigždyną atgabenti naujos produkcijos. Ką tik su juo kalbėjau telefonu. Keista, kad ryšys dar veikia. Juk žinote, mes 22 amžiuje jūsų planetoje Žemėje, Lietuvoje, Vilniuje atidarėme parduotuvę, vienviečių orlaivių parduotuvę. Iš pradžių viskas sekėsi gerai ir štai staiga toks nemalonumas. Niekas nieko nebeperka, visi žiauriai pasimetę išsigandę, aš taip pat net į gatvę bijau išeiti. Panelė Geilė, aš taip pat nerimauju dėl to, kas vyksta ir bandysiu kažką daryti. Man reikalingas orlaivis, skrisiu į kosmosą ir išsiaiškinsiu, kas mūsų Žemėje trukdo suktis aplink Saulę ir aplink savo ašį. Ką galėtumėt pasiūlyti? Nuostabu, nors vienas pirkėjas atsirado. Štai pasižiūrėkite į mūsų katalogą, ponė Olmsai. Pasirinkti yra ką. Juk žinote, visi modeliai tik šiek tiek skiriasi savo dizainu, bet kokybė visų tobula. Mes garantuojame saugias keliones ne tik jūsų Saulės sistemoje, bet ir už jos ribų. Aš pamenu, kai lankėtės pas mus ir ne vieną kartą, kiekvieną sykį išbandydavot vis kitokį modelį. Ir pats esate sakęs, kad mūsų orlaiviai paprasti valdyti ir nekarto nebuvo jokių gedimų. Na, tai gal jau išsirinkote, ponė Olmsai? Taip, panelė Geilė. Manau, štai šis didesnių gaubtų man tiks. Ar neprieštarausite, jei mokėsiu grynais, auksinėmis monetomis? Matot, man šitai buvo išmokėtas honoraras už Napoleono Bonaparto turtų administravimą. Tegul bus senoviniai auksiniai, gal taip net geriau, kai susipainioja epochos, auksas patikimiausia valiuta. Kas įvyko vėliau, žiūrėkite laidą toliau ir viską sužinosite. Tai va, brangiai, rodos visai neseniai dar buvo Kalėdos, šventėme naujuosius metus, o po 2 savaičių jau su džiaugsmu pasitiksime gražiausią pavasario šventę – Velykas. Po Velykų prasidės didieji žemės ūkio darbai. Į suartus laukus bus beriamos sėklos, kad vasarą ir rudenį užaugtų gausus derlius ir žmonės, kaip sakoma, būtų sotus, laimingi, šiltai aprengti. O ar žinote, koks augalas yra veržlumo ir jėgos simbolis? Tai pupos ir žirniai. Jų stiebai aukšti, stiebės vyniojasi kuo arčiau saulės. Ne veltui žinomas pasakų herojus, baronas Miunchausenas, į mėnulį užlipo būtent pupos kamienu. Pupos ir žirniai siejami bene anksčiausiai, balandžio mėnesio pradžioje, nes nebijo šalnų, pakenčia iki 4 laipsnių šaltį. Aš labai mėgstu virtas pupas ir šviežius žalius žirnius. Todėl dabar apie šios augalus papasakosiu ir jums. Ankštiniai augalai yra viena seniausių rūšių, kurias žmonės vartoja maistui. Žirniai, pupelės, pupos, sojos, lęšiai, visuose juose gausu baltymų, B grupės vitaminų magnio, kalcio, fosforo, kalio ir geležies. Ankštiniai augalai ypač naudingi vaikams, kuriems dėl įvairių priežasčių netinka gyvūninės kilmės baltymai. Ankštinių augalų sėklos auga ankštyje arba lukšte. Dažniausiai vartojamos subrendusios sėklos, tačiau kai kurių rūšių ankštinius augalus, pavyzdžiui, šparaginės pupeles ir cukrinius žirnius galima valgyti su ankštimi. Gal ir nustebsite, bet šiai augalų šeimai priklauso dobilai, žemės riešutai ir vykiai. Ankštinių augalų stiebai įvairūs, būna status, bet yra ir gulinčių palei žemę, o dažniau vijokliniai, laipiojantis, turintys specialius ūsus, kurie kabinasi už šalia esančių tvirtų atramų. Taip, pupom žirniams padeda kilti į viršų, kuo arčiau saulės ir užauginti didesnį derlių.
Tikriausiai pastebėjote, kad daržuose šiems augalams įrengiamos specialios medinės, vielinės ar plastikinės atramos. Aukščiausias iš visų ankštinių arba pupinių augalų yra aukštoji dinizija, kuri gali užaugti beveik 90 metrų aukščio. Ne veltui įvairūs pasakininkai kūrė istorijas apie stebuklingas pupas, kurios pasėto žemėje užauga virš debesų, net iki mėnulio, o šio augalo stiebų žmogus gali užlipti aukštai ir atsidurti pasakų karalystėje. Pupos maistingesnės už visas labiausiai paplitusias daržoves, nes jose yra daug baltymų ir angliavandenių. Pupos 6 kartus kaloringesnės už kopūstus ir beveik 4 kartus už bulves. Bet dėmesio, pupose, žirniuose yra daug vadinamųjų purinų, o jie kenkia sergantiems podagra. Nepatartina vartoti neišvirtų ar pusiau virtų pupų, kuriomis galima net apsinuodyti. Tačiau virtomis, trintomis pupomis arba jų nuovirais gydoma nuo viduriavimo, žiedų antpilus ir nuovirus naudojama prausti veidą. Tie nuovirai atgaivina pavargusią odą. O štai žirniai tinka valgyti ne tik virti, konservuoti, bet ir švieži, išgliaudenti nuskynus ankštį nuo augalo. Žirniai nebijo šalnų, jie sėjami anksti pavasarį, dažniausiai balandžio pradžioje. Todėl nutirpus sniegui, atšilus žemei, sodininkai, daržininkai pirmiausia ima ieškoti žirnių sėklų. Nepaprasti seklio Šermano Holmso nuotykiai tęsiasi toliau. Kad tave kur vilkai suėstų. Žemės rutulys iš tiesų stovi vietoje, o priešais jį milžiniškas jautis kėpso, mauroja kaip 1000 jaučių. Situacija labai panaši, kai koks galvijas ant geležinkelio bėgių užlipa ir nustebę žiūri į atvažiuojantį traukinį. Traukinys važiuoja bėgiais, į šoną pasukti negali, tai turi arba sustoti, arba specialių įtaisų esančių garvežio priekyje, kuris vadinamas karvių stumdytoju, gražiai nustumti gyvūną į šoną. Taip ir čia. Mūsų planeta Žemė sukasi aplink Saulę, sava trajektorija, kaip traukinys bėgiais važiuoja, pasukti, aplenkti, kliūti negali, todėl sustojo. Žemė gyvas organizmas, mąstantis, supranta, kad trenktis į tokį kalną pavojinga, ypač kai judi dideliu greičiu, štai ir sustojo. O jautis smalsus, žiūri į žemę kaip karvė į naujus vartus ir net neketina trauktis. Bet labai keista kosmose matyti tokį didelį jautį. Apie tokios rūšies padarus nesu girdėjęs. Bet ko čia stebėtis? Mes žmonės apie begalinę visatą mažai ką žinome. Šitas jautis bus iš kokios didelės planetos pabėgęs, prasibrovė pro užtvarą ir nulėkė. Kažkur turėtų būti šito jaučio piemuo. Gal ir ieško pabėgusio gyvulio, bet pamėgink surasti jautį, kuris pasiklydo kosmose. Tai tas pats, jei ieškosi adato šieno kupetoje. O, girdit? Vėl sumaurojo, vis stebisi, negali suprasti, koks čia rutulys priešais jį kyburioje. Reikia pasiųsti tarplanetinį radijo signalą su koordinatėmis, gal piemuo išgirs, atskris jaučio ieškoti. Taip, įvedu koordinates, siunčiu signalą. Nepaprasti privataus seklio Šermano Holmso nuotykiai senovės Vilniaus mieste dar nesibaigė. Istorijos tęsinį pamatysite kitoje Gustavo enciklopedijos laidoje. Mėly bičiuliai, šiandien mes išsivirsime labai gardžią žirnių košę su įvairiausiais priedais. Darbui aš labai gerai pasiruošiau. Žinokit, džiovinti žirniai yra labai kieti kaip akmenėliai. Juos iš vakaro pamerkiau šaltame vandenyje. Mirko jie visą naktį, išbrinko ir tuomet aš
puodelį su žirniais, kurios šiek tiek tik tai apsėmė vanduo, pastačiau ant viryklės ir jie jau verda. Virti jie turės maždaug 25 minutės. Štai pasižiūrėkite, kaip jie verda. Vanduo truputėlį pasūdytas, verda, pasižiūrėkit, matot, kaip jie verda? Gerai. Na, o kol jie verda, gilioje keptuvėje paruošime priedą prie žirniaus. Mums reikės 250 g maltos mėsos, jautienos perpus su kiauliena, taip pat susmulkinau vieną svogūno galvą, sutarkavau didelę morką, susmulkinau keletą česnako skiltelių, mažais gabaliukais supjaušiau tokį nedidelį gabalėlį šaltai rūkytos kiaulienos šoninės dėl skonio ir kvapo. Stiklinėje vandens ištirpdžiau porą šaukštų pomidorų pastos, dar reikės dar druskos ir maltų juodųjų pipiriukų. Pirmiausia, keptuvėje pakepinsime morkas ir svogūnus. Svogūnai. Morkos ir svogūnai šiek tiek apkepė. Sudėsiu susmulkintą šaltai rūkytą kiaulienos šoninę. Viską apkepinsim. Taip. Sudėsime maltą mėsą. Mėsytę kartu su morkomis ir svogūnais reikia truputėlį pasūdyti, įberti druskytės. Ir maltų juodųjų pipiriukų. Pamaišom. Visą šitą mišinį reikia neblogai apkepinti. Va štai šitai pamaišydami ir apkepinsime. Na, mėsytė jau gerai, pakankamai gerai apkepė. Galiu sudėti smulkintas česnako skilteles. Vėl pamaišom. Viską pakepinam. Ir galime supilti stiklinę vandens, kurioje ištirpdžiau porą šaukštų pomidorų pastos. Ši masė turi taip pat gerai apkepti. Reikia, kad nugaruotų vanduo. Viskas. Mėsytė su morkomis, svogūnais jau gerai apkepė, išsitroškino, vanduo nugaravo, visas mišinys įgavo tokią tamsiai raudoną spalvą. Beliko į šitą aukštą keptuvę sudėti virtus žirnius su vandens likučiais. Dar keletą minučių viską patroškinsime ir košę galėsime ragauti. Taigi žirniai keliauja į keptuvę. Viską pamaišom, išmaišom. Gerai, dar keletas minučių ir košė dubenėlyje garuos ant mano stalo. Dabar trumpa pertraukėlė. Mėly bičiuliai, žirnių košė su mėsa ir šaltai rūkyta kiaulienos šoninė jau išvirė, išsitroškino. Aš šiek tiek įsidėjau į dubenėlį ir košę papuošiau žaliais petražolių lapeliais. Na, šitą patiekalą arba troškinį arba košę pavadinčiau artojų pietumis. Nes ši košė ar troškinys ne tik labai gardus, kvapnus, bet ir sotus, sunkiai dirbęs artojas. Labai gerai papietaus, pasistiprins. Ir aš dabar šiek tiek šitos košės paragausiu. Lietuviškas patiekalas, žirnių košė, troškinys, virgudžios ir mėsa, svogūnai, morkos, česnakiukas. Mėly Gustavo enciklopedijos žiūrovai, ši laida jau baigėsi.
Visas programas vaikams bet kada galite pasižiūrėti internete. Adresu lrt.lt/pasvirasis vaikams. Likite sveiki, susitiksime kitą sekmadienį 10 val. Ryto per LRT televiziją. Iki pasimatymo.